Arba kaip tas petražolės. Neklauskit, kaip supjaustyti svogūną. Jums reikėtų tai žinoti patiems. Jeigu nežinot, tai vargas. Kepsim steikus. Todėl reikia aukštesnės temperatūros ir šiek tiek klausiau anglies. Jeigu laikysit idėją jį į anglis, metalas suminkštės, susilankstys ir gali sugesti. Galima išdeginti didelę kaitrą arba nuvalyti metaliniu šerpečiu. Taip. Tai ką mes dabar darysim? Mes turim alyvuogių aliejų ir mėsytę. Alyvuogių aliejų mes ją maloniai pamasažuosim. Kodėl to reikia? Nes kepsim ant kietaus grotelių. Ir ypatingai, jeigu jos yra naujos, tai prie jų mėsa gali prilipti. Mano grotelės nėra naujos, tai prie jų taip tikrai nekips, bet mes aliejum vis tiek gausiai ištepsim. Aš nepilu jokios druskos, nei pipirų prieš kepimą. Taip, tai prie steiko mano absoliučiai mylimiausias favoritinis žalesis padažas čimičiurė, ar labiau jo interpretacija. Kodėl interpretacija? Todėl, kad, pavyzdžiui, Irena naudoja raudoną svogūną, galima naudoti šalotinį svogūną, aš svogūną šis nenaudoju, naudoju daugiau česnako, nes man patinka daugiau česnako. Taip pat daug žolelių, raudonėlis, gali dėti žalią, ne visada jo būna pirkti, gali dėti džiovintą, daug kalendros ir petražolių. Ir irgi nebūtinai, bet labai labai pagerina skonį, yra šviežias arba džiovintas čiobrelis. Pusės arba visos citrinos sultis priklausomai nuo to, kiek daug darysit. Ir aitrioji paprika, taip pat pagal jūsų skonio reikalavimus. Druska ir pipirai irgi nepagailėti. Taip pat bus alyvuogių aliejus ir raudonojo vyno actas. Taip, 3 minutės praėjo, galim verst. O, kaip gražu. Ir kaip matot, mėsa neprilipo prie grotelių. Gausiai, tikrai nepagailim. Aš dar paskui papildomai paberiu ir supjaušiu. Ir paliekam pailsėti iki 10 minučių. Minkštas kaip kūdikio užpakaliukas. Mėgėjams geriau pakepta. Nes jeigu ilgiau mes keptume, tai jau būtų šita dalis bloga. Rankom kapotas čimičiūris. Aitrioji paprika, žolelės, česnakas ir svogūnas. Spalvos tobulos. Pilam aliejaus negailėdami. Gal biškį pagailim. Lėtai bėga. Puikiai šitas padažas tinka. Jezuselis bėga bekalbant. Prie žuvies. Prie ko tu dar? Šiaip prie daržovių patiekalų. Nu, dausmė, jis tinka vienai galima valgyti. Apie visko ir prie faršo kažkokių patiekalų, kai aš gaminu hot dogus su faršu, labai tinka. Va. Švis jį galima, nežinau, vietoj patiekalo pasigaminti. Nu ką, skanaus?